O dabar filmuoju. Gerai, iš naujo tada aš tai pasakysiu. 45 paskaita, skaitat paskaitą, 45 metai nuo pabėgimo iš 9 forto. Ir priejo pagrindinį pranešimą. Ir priejo žmogus paklausė, ar galėtų pasikalbėti. Taip. Jo pavardė Pansarna. Vardą gal atsimenat? Stasys. Stasys Pansarna. Kas jis toks buvo? Pamažu iškėjo, kad jis partizanas, buvęs, tikras partizanas, ir mes su juo kalbėjom 4 valandas. Ir jis man papasakojo. O kuris partizanavo? Gal atsimenu? Faktiškai jis buvo miesto partizanas. Miesto partizanas, ar ne? Tai Kaune. Kaune ir kažkur ties Balbieriškių. Ties Balbieriškių, gerai. Nu, tą galima paskui pasitikslinti. Daug neprisitikslinsi. Reiškia, Pancernos postulatas, tarkim, kuris man labai krito. Ir apie tai irgi mažai kas kalba, o jis skambėjo šitaip. Kad jeigu partizanas žinojo savo vado tikrą pavardę, tai toks ten ir partizanavimas. Reiškia, vos ne Pancernas sužinojo savo vado pavardę, kas tas vadas, tada, kada Lietuva tapo nepriklausoma. Tada jis tik sužinojo savo vado tikrą pavardę, kai to vado jau gyvųjų tarpe nebuvo. Aš prisimenu dar, kas buvo jo vadas, kaip jis jį vadino. Jeigu tai pasakykit, jeigu prisimenu. Taip. Tikra pavardė. Jo buvo Kriščiūnas, jo vadas, o Pancerną jį vadina, taip kaip buvo partizanų laikais, Rimvydas. Rimvydas. Ir jisai sako man, Rimvydas įsakė, Rimvydas liepė. Tik Rimvydas. Kažkodėl niekada nenaudojo, žodžiu, Kriščiūnas, nors jis jau žinojo, kad jau vadas buvo Kriščiūnas, žuvo Lenkijoje. Beje, jis jį vadino, vienu žodžiu, aš kalbėjausi su kitais partizanais, pavyzdžiui, su Lukša. Tai Lukša puikiausiai žinojo savo vado tikrą pavardę. Kuris Lukša? 4, 3. Vardą pasakykit. Nu tai dabar kas dabar 3 Lukša? Nesvarbu, rasim tą brolį gerai. Ne, dabar jo dukra, to 3 Lukšos, yra gyva ir jinai gyvena Maltai. Ištekėjusi už Maltės. Bet nenukrypkim prie Pancernos, grįžkim. Aiškia. Nes čia ribotas laikas. Kas? Nes ribotas laikas. Tai ten eina žemyn minutas. Gerai. 16 minučių. Nu, aišku, aš Pancernos, nes Pancernos kitas postulatas. Kad jeigu tu nori žinoti tikrą istoriją, tai domėkis priežastimi, dėl ko vienas ar kitas žmogus nuėjo į mišką, tapo partizanu. Nebuvo, pavyzdžiui, Pancernos prisimenu gerai, nebuvo taip, kad žmogus kažkoks tai atsigultų miegot, kažkas jam prisisapnuotų ir jis pasakytų, einu kariauti už nepriklausomą Lietuvą. Tai tokių dalykų nebuvo. Jeigu, sako, tu nori žinoti tikrą Lietuvos istoriją, tai tada turi ieškoti asmeninių priežasčių. Kiekvienas turėjo savo asmeninės priežastis. Nes, sako, nieko gero, aišku, iš to nebuvo. Retas, kas išgyveno iš tų partizanų,
Tai aš tuoj pat pasinaudojau galimybę klausti visko ir paklausiau, o dėl kogi tu ėjai? Netgi su tėvu. Dėl ko jūs ėjot? Pasirodo, jie abudu ėjo todėl, kad kaimynės jos skundė saugumui. Kad jie vokiečių laikais buvo vokiečių šalininkai ir padėjo vokiečiams. Tai buvo grynai neteisybė, bet anais vaikais, jeigu jau tave skundžia, tai dink. Su Pancerna galima pasakoti labai įdomių dalykų. Jeigu, pavyzdžiui, aš klausčiau bet kokio žmogaus, kuris tariamai domisi Lietuvos partizanų veikla, tai ar jis būtų dešinysis ar kairysis? Tai greičiausiai jis būtų dešinysis. Dešiniųjų pažiūrų. O Pancernos buvo kairieji. O čia labai įdomus dalykas. Dabar netgi Pancernos giminai, tėvo pusbrolis, giminaitis, kuris buvo arti komunistų ir pas juos ateidavo pašnekėti, pakalbėti. Jo pavardė buvo Petrauskas, komunistas pogrindininkas, o ir Kaune buvo Petrausko vardo fabrikas, putliųjų ar pavūktų, čia jų giminė. Ir tas Petrauskas skatino Pancernos tėvą, kad jis važiuotų savanorių į Ispaniją. Kaip sakė Pancerna, kandidatas į Ispanijos savanorius atsidūrė miške. Nes čia, o tai dar klausė Pancernos tėvus, jeigu nedaug dievė, aš ten žūsiu. Ir Petrauskas sakė, kad jeigu nedaug dievė žūtum, tai jau mes tavo šeimos tikrai neapleisim. Tai štai reiškia, Pancerna buvo kairysis. Va, ir kaip jisai sugyveno su kitais partizanais? Draugiškai, nes jis buvo vienas. Pancerna buvo miesto partizanas ir jis nekokiam buvo ir turėjo priklausyti kažkokiam būriui, bet dažniausiai gaudavo Rimvydo įsakymus ir būdavo mieste, Kaune. Dabar reikia pasakyti, ką apie Pancerną buvo rašoma, kad Pancerną nužudė tokį Maslauską. Apie tai reikia ilgokai pasakot, bet Pancerna man pasakojo, kaip pirmiausiai Pancernai jaunam žmogui kilo mintis karą perkelti į Maskvą. Apie tai nieko beveik neparašyta. Ką ten? Daryti visokius sprogdinimus, kažką sprogdinti, vykdyti kažkokią teroristinę veiklą. Ir savo tikslui įgyvendinti, Pancerna buvo žengęs pirmą žingsnį. Jisai buvo užverbavęs 2 merginas lietuvaitės. Jos mokėsi Maskvoj Vgike. Žinai kas? Kinematografijos institutas. Kas? Maskvos kinematografijos institutas. Taip. Jos buvo labai gražios, kaip pasakojo Pancerna. Turėjo daug gerbėjų. Tai čia buvo jo pirmas žingsnis per tas merginas išeiti į aukštas sferas Maskvoj. Bet jam atėjo laikas eiti į partizanų būrį. Tada jis paprašė savo draugo, kurio pavardė Maslauskas, kad jisai tas mergaitės prižiūrėtų. Mūsiškai paganytų. Ir kai Pancerna grįžo iš to partizanų būrio, kokiu pusės metų,
jisai sužinojo, kad tos mergaitės yra areštuotos. O kadangi jis pavedė rūpintis jomis tik tai vienam Maslauskui, tai jam kilo įtarimas, kad galbūt Maslauskas dirba kitai pusėje. Ir jisai pradėjo ieškoti susitikimo su to Maslausku. Ir buvo pas juos sutarta, kad jie susitiks kitoj Neries pusėje. Iš Kleboniškio Maslauskas persikels valtim į kitą pusę ir Pancerna prie jo prieis kitoj pusėje. Ten krūmai, patogu buvo. Ir Pancerna buvo jaunas, bet gudrus. Jisai tame kairiam krante pastatė savo žmogų. Ir kaip Maslauskas buvo upės vidury su valtim, tas žmogus davė jam pavojaus ženklą. Tada Pancerna, nieko nelaukdamas, movė į krūmus. Ir girdėjo, kažkas stoji lyg tai rėkė, bet jam tas stoji, ne, jis dingo. Ir dar daugiau, dar didesnis įtarimas kilo Maslauskui. Kas čia vyksta, kodėl, reiškia, buvo bandyta jį suimti. Tada jis, Pancerna, kitą kartą Kaune, mieste, sugavo tą Maslauską ir sakė, eisi su manim, reikia pakalbėti. Kažkur už Kauno. Buvo numatęs tokį vienkiemį ir buvo Pancerna numatęs, kad ten ateis kokie 3 draugai ir jie keturiese šitą Maslauską tardys. Ir jis nusivedė tą Maslauską ir draugai neatėjo. Draugų nebuvo, Pancerna liko vienas. Ir jis pradėjo su juo atseit tardyti. Tas tardymas buvo, kur tos mergaitės. Spaudė tą Maslauską ir Maslauskas išsitraukė pistoletą. Nors pagal visą legendą Maslauskas neturėjo turėti pistoleto. Jis įsitraukė, bet Pancerna šito laukė ir šovė pirmas. Šovė ir paskui jisai imitavo apiplėšimą. Sako, jų mamos buvo pažįstamos iš senai, tų Maslausko ir Pancernos, ir būtų beveik aišku, kad ten Pancernos darbas. Tai kad nebūtų iš karto aišku, jisai pasiėmė to Maslausko pistoletą. Pistoletas buvo geras daiktas anais vaikais. Ir tokiu būdu, reiškia, jisai tokią istoriją su Maslausku, kurį Pancerna nušovė. Buvo. O sakykit, o dėl ko kai kurie žmonės sakė, kad jis vos nežydšaudys? Bet tai neteisybė, dėl to, kad jis nušovė Maslauską. A, tik dėl Maslausko? Tik dėl Maslausko. O Maslauskas gi nebuvo žydas. Kas? Maslauskas gi nebuvo žydas. Ar žydas? Ne, lietuvės. Ir Maslauskas dirbo laisvai samdomų darbuotojų vojenkomate, kariniam komisariate. Daug buvo naudos iš jo, bet dabar atėjo tokios įtarimas, kad jisai dirba kitai pusėje. Tai štai kaip ten buvo su to. Tai tik dėl to? Tik dėl to. Viskas aišku. Jisai nebuvo jau žydšaudys, ten bandė žurnalistas, beje, Marčiulionis. Rašė, kad vos nežydšaudys. O sakėt, kad jos skundė
kaimynai, kad jie padėjo vokiečiam. Taip. O čia kokia nors paaiškinimą iš Pancernos buvo, nebuvo? Nebuvo. Iš tikrųjų, tai matot, pas juos į namus ateidavo iš geto. Iš geto. Ir jie atneždavo jiems gerų daiktų. Ir Pancernos tos gerus daiktus parduodavo. Tai tik, ir dar netgi Pancernos tėvas buvo areštuotas vokiečių ir 3 mėnesius buvo laikomas kalėjime. Nu tai žydamgi reikėjo rasti per ką parduoti. Aišku, reikėjo. Nebuvo saugu. Aišku. Tai žydai stengdavosi tokių kaip Pancerną naudoti. Nes jis paimdavo tinkamus pardavimui daiktus, parduodavo, o paskui žydam duodavo pinigus. O iš žydų liudijimo apie tą prekybą nėra jokio? Ne. Dėja, iš žydų liudijimų jokios prekybos, jokio liudijimo nėra. Nėra, ne. Bet reikia patikėti, kad... Ne, greičiausiai taip, ypač jeigu jisai tėvas dar buvo kalėjime sėdėjo pas vokiečius 3 mėnesiai, tai toks nelabai didelis terminas, bet... Už nelegalią prekybą. Nu, tą epizodą kaip ir galim pabaigti, ar ne? Apie Pancerną. Ne. Matot, kadangi aš turėjau išnaudoti savo sutartį, tai aš paklausiau tokio klausimo, kurio partizanai nemėgsta. Ir pogrindininkai irgi nemėgsta anų laikų žmonės, bet turėjaugi sutartį. Tai aš šitą dalyką išnaudojau. O ko aš paklausiau Pancernos? O kaipgi tave suėmė? Tokį gudrų žmogų, kaipgi tu leidaisi, kaip sakant, suėmamas. Ir Pancerna buvo, kadangi turėjom sutartį, tai jis man gražiausiai papasakojo. O aš papasakosiu tau. Pirmiausia, kaip jis pasiėmė pistoletą Maslausko ir pasiėmė dokumentus. Pancerna prie savęs turėjo 3 pistoletus. Tai ilgesnis bus šiek tiek pasakojimas. Vieną kartą Pancerna buvo apsistojęs pas tokią moterį, šeimininkę. Nu, jis jai mokėjo pinigus ir pas ją gyveno. Vieną kartą atėjo milicininkas ir sako, eisi su manim. Duok man savo dokumentus, pasą reiškia, ir eisi su manim. Tai Pancerna pasakė šeimininkiai, iškep man kiaušinienę. Teksai, sako, kada grįšiu neaišku, iškep man kiaušinienę. Ir ta šeimininkė ėmė kepti tą kiaušinienę. O Pancerna nutaikė momentą ir jisai iš kišenės įsitraukė pistoletą ir permetė į savo švarko vidinę kišenę. Kai pistoletas buvo vidiniai kišeniai, jis pasakė šeimininkui, sako, nekepk, sako, aš greičiausiai ilgai netrūksiu. Ir nuėjo, lipo žemyn laiptais, o milicininkas ėjo paskui. Ir vienu metu nutaikęs progą, Pancerna atsisuko ir šovė į tą milicininką. Ir sužeistas milicininkas sukniubo, reiškia, o Pancerna lėkė laiptai žemyn. Rizikuodamas, nes neaišku, kaip ten bus su to milicininku. Ir pabėgo. Bet Pancernos dokumentai liko milicininku.
Ir aišku, buvo vadovybei. Vos ne kariai. Gal prisimenat, buvo tokie čiužiniai. Ant bovų dėdavo jos. Tai jam įsakė, sukombinuoti tuos čiužinius, gauti ir nugabenti tuos čiužinius į Balbieriškio mišką, kad būtų šilčiau ir patogiau partizanams bunkeriuose. O tokia užduotis. Ir norėdamas įvykdyti šitą užduotį, Pancerna užmezgė ryšius senamiestį Kauno su sandėliu, kuriame tie čiužiniai ir buvo laikomi. Ir Pancerna po šiai dienai tada, dabar jau senai nergyvų tarpe, kad tame sandėlyje kažkas jį ir išdavė. Nes vieną kartą, kaip jis keletą kartų buvo į tą sandėlį nuėjęs, derino įvairius klausimus, jis nuėjo į sandėlį ir jam šyptelėjo kažkas iš darbininkų, dink iš čia. Antrą kartą nereikėjo sakyti, jisai išėjo iš to sandėlio ir atsidūrė, mes vadinom tarybiniais laikais Pergalės krantinį. Dabar kažkaip kitaip pavadinti. Gatvė buvo siaura, dabar jinai plati. Žiūri Pancerna, kad ateina link jo 4 vyrai su striukėm. Ana kelio pusė. Tai jisai prisiglaudė prie sienos ir galvoja, eis į mane, dėsiu iš 2 pistoletų. O jie aną kelio pusę paėmė ir praėjo pro šalį. Lyg tai nekreipdami į dėmesio. Jis tada galvoja, kad čia gal atsitiktinai. O jie nuėjo link Aleksoto tilto, apsisuko ir vėl eina link Pancernos. Tik aną kelio pusę. A jis vėl spaudžia tuos pistoletus. Taip keletą kartų. Baigėsi tuo, kad kažkas tai prislinko iš šono užpakalio, trenkė jam per galvą. Pancernas susmuko ir tokiu būdu buvo areštuotas. Tai štai taip Pancerna atsakė klausimą, kaip jį suėmė. Taip jis buvo suimtas. Pasirodo tie 4, tik tai dėmesį nukreipinėjo. O smūgis atėjo pusiau šono, pusiau už... Dar buvo kažkas. Taip, tas, kuris dėjo jam smūgį. Tai štai. Reiškia, paskui labai įdomus, tęsim Pancernos gal liniją. Pancerna atsidėjo daugybę metų, kas mažiausiai 26. Ir jis grįžo Pancerną tik 72 metais. Ir kur įsikurti? Jo čia, aišku, neregistruoja. Kažkas pasakė jam, tu važiuok į Rezeknę. Toks miestas. Latvija. Sako, tave ten priims, o Lietuvoje tavo vietos nėra. Kažkoks žmogus sako, važiuok tu į Maskvą. Pancerna nuvažiavo į Maskvą ir ten susipažino su tokiu žmogum, kaip jis vadino jį avantūristu. Žydas buvo ir avantūristas, tuo pačiu metu čia nieko baisaus. Tas avantūristas turėjo 2 žmonas vienu metu. Viena buvo stambiausio Maskvos gastronomo, gal direktorė, vedėja, o kita buvo Kremliaus darbuotojų partinės organizacijos sekretoriai.
o tas iškiai žydas. Ir Pancerna prisibrovė prie Podgorno referento. Gavo priėmimą, kaip jam ten pavyko, bet jisai savo tą bylą išdėstė Podgorno referentui. Kaip jis tam žydų avantiūristui išdėstė savo tos nuotykius, kad jis priėjo iki Podgorno referento. Tai sako, tu ką, sako, nesveikas, tuoj pats, sako, eik ir mušk telegramą Podgornui. Sako, ir jie į tavo tą telegramą kažkaip tai turės reaguoti. Pamokė, Pancerna nuėjo ir Podgornui parašė, kad štai aš turėjau sunkų gyvenimą, reiškia, buvau suimtas ten, sėdėjau ten 26 metus, o jūsų referentas, jam tai pamokytas buvo kalbėti, mane išklausė kaip žmogus ir galbūt imsis man padėti. Ir aš jums dėkoju, kad jūsų referentas toks dėmesingas man iškalėjusiam tiek metų. Ir kai Pancerna grįžo, milicija gavo nurodymą jį priregistruoti. Ir taip Pancerna tapo legaliu kauniečiu. Tarp kitko vedė jisai poetę, paklauskit literatų, buvo sovietmečių, dabar aišku nėra jos gyvųjų tarpe, Pancernienė. Nu, jis vedė, dar susilaukė dukters. Na ir gyvenu, štai aš jums apie Pancerną ir išklojau. Puiku. Galbūt kai ką ir praleidau. Gerai, įdomi istorija. Ačiū.